Šiemet kaip niekados Lietuvos religinių bendruomenių atstovai ypatingai kritikuoja iš vakarų atėjusią Helovyno šventę, kuri su lietuviškomis tradicijomis, juolab su visų šventųjų ar mirusiųjų diena nieko bendro neturi. Tačiau tai netrukdo visoje Lietuvoje vykti Helovyno šventei. Vienas pagrindinių Helovyno simbolių moliūgas. Moliūgų Maščio ežero pakrantė jau matė ne vienerius metus. Kas metai jų vis daugiau ir daugiau. Ir net žvarbus oras savo drožiniais panorusių pasipuikuoti telšiškių neatbaidė. Meška taip pat nusprendė pasižvalgyti po miestą ir pasigrožėti šiai šventei skirtais ir sukurtais simboliais. Visas šventės reikia minėti, reikia visas šventės švęsti, reikia populiarinti, tai vienokias ar kitokias šventės visi sutilpsim, visi turim ką švęsti, kiekvienas atsirinkti, kam ko reikia ir kas ką turi švęsti. Vėlinės būtina paminėti, tai yra mūsų mirusiųjų pagerbimas, išėjusių prisiminimas apie juos, na, o Helovynas tai vis tiek, tai tiek ir vaikam atrakcija, tai yra žaidimas. Manau, tai to visko reikia. Kiekvienas kam ko reikia, tas to atsirinkti. Ar savivaldybė padėjo kokį nors moliūgą? O savivaldybė prikibo organizuoja, to moliūgo kol kas neskautavo. Šiandieną labai nekoks oras, tokia šventė iš tikrųjų žmonės kaip kokią pareigą atlieka, ateina, padeda moliūgą, nusifotografuoja, kad padėjo ir bėga atgal, nes lietutis vis dėlto toks nemalonus, rudeninis, nors lauke nėra labai šalta, bet kuomet šlapia, žmonės nenori labai ilgai čia užsibūti. Kol kas labai sunku pasakyti, kiek moliūgų bus padėta šiais metais, tačiau kiekvienais metais jų vis daugėja ir daugėja. Nors tai tikrai ne lietuviška šventė, bet kaip mūsų meras sakė, leiskim tiesiog žmonėms pažaisti, leiskim vaikams pasidžiaugti, žmonėms reikia duonos ir žaidimų. Tai tiek, čia buvo meška, pakankamai šlapia meška šiandieną.